Mitsubishi Electric inovatyvūs oras šilumos siurbliai Eco2 šiluma. Saurida – šildymo komfortas senesnės statybos namams. Kad ir kur gyvenimas nuvestų, Best Western visada šalia. Labas rytas. Su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Paprastai sakoma, kad viščiukus reikia skaičiuoti rudenį, o iki kalendorinio rudens liko vos viena diena. Mes netrukus įžengsime į rugsėjį, tačiau jau dabar žinome, kad Lietuvos nekilnojamojo turto rinka yra pakankamai intensyvi ir žmonės tikrai daug perka ir nemažai parduoda. Dabar norime pakalbėti apie ne pačios naujausios statybos, tai yra ne naujai ką tik pastatytus butus, nes jų rinkoje parduodama tikrai labai daug. Statistikos žinovai teigia, jog nekilnojamojo turto rinka juda sparčiu tempu. Bendrai 5 didžiausiuose Lietuvos miestuose parduotų butų sandorių per metus padaugėjo maždaug trečdaliu. Ir tikrai perkami ne vien naujos statybos butai. Todėl šį kartą siūlome atidžiau pasiklausyti į profesionalų patarimus, jeigu dairotės būsto ne pirmos jaunystės name. Visais atvejais aš patarčiau vieną dalyką, turbūt pirmiausia, tai ten nesupyksta manęs brokeriai, bet nepasitikėt brokeriai, nes jų darbas yra parduoti. Vienas dalykas. Kitas dalykas, jie neneša jokios atsakomybės. Tai reiškia, ką jie prisakys, ką jie prirašys, ką jie prišnekės. Atsakomybė bus pardavėjui, savininkui, kuris galbūt net nežino, ką prišnekėta, ką prisakyta. Bet ne brokeriai. Užtat atkreipėte dėmesį galbūt, kad jeigu einate į apžiūras, tai paprastai brokeriai dalyvauja vieni, be savininkų. Ar ne? Ir čia būtent tam yra, kad netyčia savininkas neprišnekėtų, ko nereikia. Čia tas dalykas. Tai čia, sakyčiau, taip, pirmiausia, galbūt yra nepasikliauti tais brokeriais, kad ir kaip jie gražiai suoktų ir čiulbėtų, tiesa gali slypėti kažkur anapus, juolab, kad brokeris ir negali viską žinoti. Nes savininkas gali irgi visko nepapasakoti, brokeris ten negyvena, jis negali viską žinoti. Tai pirmas dalykas - nepasitikėti brokeriu. Antras dalykas, jeigu judais tik į sutarties, tai reikia žiūrėti, ar sutartį būtinai ne brokeriu. Nors sako, čia visi 1000 metų pasirašinėja tą sutartį, nebūna tokio dalyko, žinokit. Jeigu brokeris paruošia sutartį, duoda jums, tai jinai tikrai paruošta yra ne jūsų naudai, tai tą turite iš karto. Bet jeigu būstas jums tinka, dėl sutarties punktų irgi susitarėte, nepamirškite žvilgtelėti į ateitį. Nenaujo būsto techninė būklė dažnai yra matoma, tačiau yra ir detalių, į kurias būtina atsižvelgti. Prabėgimas, nubėgimas, galbūt kažkoks tai pajudavimas yra, kas leidžia daryti išvadą, kad arba yra drėgmės, arba dar kitų niuansų, arba skilimų yra, ne? Tai techninė pusė įsivertinti. Bet aišku, techninė pusė, tu jau kaip perki seną objektą, jau pats supranti, kad tu negausi, kaip sakyti, tobulo dalyko, tikėtina. Ir ten gali būti kažkokie minusai, trūkumėliai, tai turbūt tu vertini tai, ką gali nusipirkti, galbūt arba vertini vietą. Tas pats senamiestis, mes žinome, kad ten nėra naujų statinių ar ne, bet nepaisant to, kad naujo kosmoso. Visi turbūt supranta, kad iš dalies perka problemą, tiek santechninė problema, tiek kartais ir elektrinė problema. Žodžiu, jau perka problemą, bet visi patenkinti ir moka didelius pinigus, čia nuo žmonių priklauso. Bet kitas dalykas, ką reikia pažiūrėti iš tikrųjų dar, tai pasiprašyti iš tikrųjų ir bendrijos, jeigu yra, arba administratoriaus, tai yra kiek kainuoja per metus arba per 2 metus paskutinis buvo išleista namo priežiūrai. Kas buvo daryta, ar buvo stogas keistas, ar nebuvo stogas keistas, buvo vamzdžiai keisti, nebuvo. Tarsi tą bendrai namo priežiūros įsitikinti, kiek ten buvo padaryta, kokių veiksmų, nes tai reiškia, kad jeigu buvo padaryta, tau nebereikės daryti, jeigu nebuvo padaryta, tai gali išlysti ir bus problema. Tai ką gali patikrinti iš techninės pusės, nėra sudėtinga, sąlyginai. Bet juk butas tai ne tik kvadratiniai metrai ar šildymo kaštai. Visi esame žmonės, todėl žmogiškojo faktoriaus pamiršti irgi nereikėtų. Ko tu negali padaryti iš techninės pusės, tai įsivertinti, į kokią tu bendruomenę patenki, ar ne? Negyvenamas ten nežinosi. Turiu vieną, aišku, tokį pažįstamą, kuris prieš nusipirkęs jisai po kelis mėnesius išsinuomodavo tame rajone butą ir pagyvendavo, pažiūrėdavo, kaip ten yra. Tai jis 3 metus pirko butą. Tiesą sakant, nežinau, kaip jam pasisekė įsirinkti galų gale, bet tokiu būdu tikrindavo. Kitas dalykas, niekas netrukdo vakare ateiti pasivaikščioti, kaimynus pakalbinti. Tarsi padaryti tokį, gal kvailai nuskambės, bet detektyvinį darbą, savarankišką, pasivaikščioti kaimynus. Jie paprastai vis tiek ten yra tokie dedukai ir senukai arba šunys vedžiojantis, kurie bendraujantis ir tada pasiklausinėti, jie tada pasakys, čia tas algiukas tą padarė, čia tas pila, tas triukšmauja, tas dar kažką daro, arba čia niekaip nesutarėm bendrijoje dėl kokio stogo remonto, kuris ten leidžia, arba dėl lifto kažkur nuolat užsikerta ir ten, sakykime, yra problemų, arba
jau numatytas yra keitimas lifto, ten kur nors tiek pinigų bus, kai Jėzu, kiek reikės mokėti. Tai vat tą tokį darbelį, apart to, kad pamačius vizualiai ir pasiklausius brokerio, siūlau atlikti tokį namų darbą, tai yra pasivaikščioti, ne vieną, gal kelis vakarus, pazaduoti, pasidomėti ir galbūt aplinkų gyvenančių pažįstamų, kas yra per vieta, kas yra peronas, kas yra per namas, kas yra per kamienai. Jeigu jau taip jau žiūrėti iš tos komforto pusės. Kiek kainuoja jūsų ieškomas ar jums tinkantis butas, nežinome ir jūsų finansinių galimybių. Tačiau turbūt nesuklysime pasakę, jog buto pirkimas brangi investicija. Todėl savo pinigus investuokite atsakingai. Jeigu žmogus parduoda, jis parduoda, didžiąją dalim dėl kažkokių tai priežasčių, ar ne? Va, ir dažniausiai, jeigu parduoda, tai nėra tos malonios priežastys. Vadinasi, reikia tai, ką brokeris pasakys, bus dažniausiai netiesa, tai, ką savininkas pasakys, jie vis tiek sako beveik tą patį. Dažniausiai tiek savininkai, tiek brokeriai, dėl ko pardavimas, kad čia nusimatė keisti didesnį arba nusimatė keisti mažesnį ir panašiai. Bet visą tą namų darbų rutiną reikia padaryti pačiam. Tai yra įstikinti, sužinoti, kur yra ta tiesa, kur slypi ta tiesa. Ir jeigu atsakymai į visus jūs dominančius klausimus jūs tenkina, sėkmingo sandorio ir smagių įkurtuvių. Dabar statybų gido eteryje dar vienas aktualus ir tikrai įdomus reportažas. Statybų vidurkis Vilniuje. Aišku, namai gali būti skirtingi, lūkesčiai ir vizijos nevienodos, bet to medžiagų ir meistrų pasirinkimas tai irgi užsakovų piniginių galimybių išraiška. Bet paklausykime, kaip argumentus dėlioja šios srities ekspertai. Lietuva yra vis tik, pasiskirčius pagal miestus, ar ne? Tai didieji miestai turi daugiau gyventojų, tai natūraliai, kad tiesiog yra natūraliai daugiau žmonių, kurie turi galimybių statyti ir nori statyti. Jeigu mes kalbam apie mažesnius miestus, ten kaip pavyzdį, koks Skuodas ar Zarasai ar Utena, automatiškai jie turi mažiau gyventojų ir poreikis statybai yra mažesnis. Ir galbūt, aišku, ir ta finansinė padėtis ne visų miestų yra ta pati. Tai aišku, kad stebim, jog dominuoja Vilnius, kas liečia individualių namų sektorių, tik tais gal toks pastebėjimas, jog Vilniuje bent jau sąmatų rengimo arba statybos valdymo paslaugas vis tik tais renkasi, negaliu sakyti, kad prabangesnio segmento, nes labai sunku pasakyti, kas tas prabangesnis segmentas. Aš skaitau, kad jeigu jau žmogus statosi nuo 150 kvadratinių metrų pastatą ir didesnį, tai jau yra toks kaip ir šiek tiek aukštesnis standartas, nes yra labai daug pastatų, kurie yra iki 100, iki 120 kvadratų, tai ten tokio pastato statytojas greičiausiai taupys. Darau tokią prielaidą, tai jis taupys ant visko. Ir ant paslaugų įvairių, ir galbūt pats darbus organizuos. O tas, kuris jau stato šiek tiek didesnį, 150, 200, 300 kvadratų pastatą, dažniausiai jis neturi laiko ir jis stengiasi apgaubti save su specialistais, kurie tą darbą ir padarys. Tai ką stebim, jog vis tik tais Vilniui individualūs namai yra tikrai įdomių formų. Gal tik toks pastebėjimas, jog praktiškai Vilniui dabar kokį paskutinį pusę metų, neatsimenu, kada buvo šlaitinių stogų namas, beveik visi yra to modernaus stiliaus plokščiais stogais, 1-2 aukštų, labai daug turėjom su integruotais rūsiais, su integruotais cokoliniais garažais, tai reiškia pastatai šlaite statomi. Tai tokie įdomus projektai, ne dėžės, o tokie jau su architektų fantazija, sakykime. O dažniausiai visur kitur, jeigu paimtumėm Šiauliai, kita Lietuvos dalis, tai vis tik ten eina didžiąją daugumą į paprastumą, į tokį, aš nenoriu pasakyti paprastumą iš tokios pigiosios pusės, bet tiesiog paprastumą iš tokios funkcinės pusės, kad kam daryti tą pastatą labai sudėtingų, jeigu galima padaryti gražių ir paprastų ir nebūtinai brangių, o tokių ekonomiškų. Tai tokių pastatų tikriausiai yra daugiau vis tik tais kitoj Lietuvos daly, ne Vilniaus. O apskritai, jeigu kalbant apie statybą ir apie miestus, tai Klaipėda, aš sakyčiau galbūt ne kiek Klaipėda, bet kiek
vakarų regionas yra šiek tiek sujudęs, gal ir ne šiek tiek, o juda. Ir tas judėjimas yra keleriopas, tai yra gyvenamųjų namų sektorius. Tai Klaipėdoje tikrai atsiranda dabar pirminės rinkos, tai yra naujai statomų būstų. Ir jeigu jūs esate vienas iš tų klientų statančių savo svajonių namus jums tinkamoje vietoje, sėkmės statybose, nes kiekvienas mūsų esame nepakartojamas. Kviečiame neperjungti kanalo, po kelių minučių mes susitiksime ir vėl, nes dabar eteryje trumpa reklamos pertraukėlė. Mitsubishi Electric inovatyvūs oras šilumos siurbliai Eko2 šiluma. Saurida šildymo komfortas senesnės statybos namams. Kad ir kur gyvenimas nuvestų, Best Western visada šalia. Mitsubishi Electric inovatyvūs oras šilumos siurbliai Eko2 šiluma. Saurida šildymo komfortas senesnės statybos namams. Kad ir kur gyvenimas nuvestų, Best Western visada šalia. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir norime pratęsti rubriką Pasidarykite patys. Papasakosime apie lauko baldus, kuriuos jau rodėme. Jeigu mes juos jau atnaujiname ir paruošėme dažymu, tai aišku, antras etapas yra tuos baldus padaryti tokius, kad ko gero ir kaimynai pavydėtų ir patiems būtų smagu juos žiūrėti dar ne vieną dešimtmetį. Didesni mūsų laidos žiūrovai turbūt pamena reportažą, kuriame pasakojame apie ąžuolinių baldų atnaujinimą. Nesame profesionalai, bet su kokybiškais įrankiais atnaujinti tokį baldų komplektą tikrai galima. Vis daugiau žmonių nori meistrauti namuose ir turėti gerus produktus už atitinkamą kainą. Tai aš įvardinčiau RIOBI, kad geras produktas už atitinkamą kainą. Tai būčiai buvo skirtas pagrindę liniją būtiniam naudojimui, šiai dienai jie eina labiau į profesionalią liniją. Iš esmės pagrindinis jų yra privalumas, tas pats akumuliatorius ir įrankis nuo būtinio vartotojo iki profesionalo. Bet nušveisti baldus tai tik pusė darbo. Norisi, kad jie atrodytų kokybiškai bei estetiškai, juk patys įdėjome daug savo meilės bei rankų darbo. Todėl kokybiškam rezultatui jau reikia ir kitos srities konsultantų. Visų pirma, reikia įvertinti, kokia jau esamo baldo situacija. Ar jį reikia pilnai nušveisti. Gal jį užtenka tiesiog sušluostę, prasivalyti ir vėl ant viršaus atnaujinti. Tai jeigu, tarkim, turėjom kažkokį kaip lakuotą paviršių, kuris yra pageltonavęs, sutrūkinėjęs, na, tokiu atveju padės tik tai šveitimas. Pirmiausia, rekomenduojam šveisti, bet jeigu yra tokių vietų, tarkim, apdailinimai ar dar kažkas, kur ten tiesiog su švitrinu fiziškai neišeina arba labai sudėtinga pakliūti, tai geriau būtų naudoti lako ir dažo nuėmėją, kuris suminkština ir tokiu būdu galima nuvalyti paviršių. Tačiau jeigu paviršius jau tikrai kruopščiai nuvalytas, ką naudoti natūraliai medienai? Žiūrint, kokio nori rezultato. Jeigu nori, kad vėlgi tai būtų, išliktų medžio struktūra, tai būtina nuimti, nes norint tokį vaizdą išgauti, tai turi būti švari mediena. Jeigu bus vietomis lupta, kitoj vietom skusta, tai su laku to nepadarysi. Bet jeigu nori pilnai uždengti medieną, tada tos paruošimas nėra toks būtinas, labai jau kruopštus. Bet rezultatas visiškai kitoks. Jeigu mes imsime alyvavimą, tai alyvavimas problema yra tame, kad jį pastoviai reikia atnaujinti. Realiai prieš kiekvieną sezoną bent kartą reikia persitepti visą stalą, bet nereikia šveisti. Čia labai daug laiko sutaupo. Beje, dažų rinkos profesionalas akcentuoja dar vieną dalyką. Juk lauke dažnai baldai stovi nebūtinai po stogu, arba tas stogas nebūtinai sandarus, todėl dalis baldo gali gauti daugiau tiesioginės saulės šviesos, dalis galbūt daugiau drėgmės. Ar visi baldų apsaugos nuo išorės poveikio sprendimai yra geri? Iš patirties žinau, kad jeigu kažko uždengia, kas nepraleidžia drėgmės, o į žemės eina drėgmė, tai va ten gali būti kondensacija. Tai norėdami padaryti gero, galim padaryti ir labai blogai. Bet grįžkime prie dažymo, lakavimo ar alyvavimo. Keliais sluoksniais dėrėtų dengti natūralios medienos baldus.
Ir gal mėgėjiškam projektui savo kieme pakaks vieno sluoksnio? Jeigu pasižiūrėsime į lentelės blizgumą, kur vieną kartą daryta, tai yra žymiai matiškesnis paviršius. Tam tikros medžiagos susigeria į medį, tampa kaip gruntas, o antrus sluoksnius jos formuojasi viršuje, kaip apsauga. Tai būtent dėl to reikia 2 kartus įluoti ir dažyti. Beje, vienas sluoksnis ne vienintelė savo mokslių meistrų daroma klaida. Įsiklausykite į profesionalų patarimus. Žmonės nori, kad tai būtų permatomas vaizdas, bet neparuošia atitinkamai medienos pačios. Tai jeigu nori, kad būtų graži vientisa mediena, tai jinai ir nedažyta turi būti graži. Jeigu bus plėmas, permatoma danga plėmo nepanaikins. Jį tik tai išryškins. Tai dėja. Todėl ne tik tinkami įrankiai palengvinantys darbą, ne tik kokybiški dažai ar lakas, bet ir paruošimo darbai dažnai projekto sėkmę lemia didžiąją dalimi. Ko reikia? Kantrybės, kruopštumo, atidumo ir tikrai nemažai. O laidos pabaigoje reportažas apie technologijas, kurios užtikrina komfortišką mikroklimatą ir daugelį iš mūsų palengvina gyvenimą. Liaudies išmintis apie roges, kurias vertėtų ruošti vasarą, mūsų laidoje dažniausiai siejama su šildymo sistemomis. Aišku, kai už lango 20 ar daugiau laipsnių šilumos, apie šildymą kalbėtis nesinori. Bet sutikite, kad rudeniop jūsų būstas bus dar pusmečių pasenęs, o senamadiška šildymo sistema pati savaime į geresnę pusę nepasikeis. Tad sprendimus reikia priimti jau dabar. Pagalvokime, kuo galėtumėte pakeisti seną, neefektyvų katilą, kad būtumėte patenkinti naujų pasirinkimų. Kieto kuro katilas buvo virtuvėje ir žiemą būdavo labai bjauru, nes ir smalkės, ir nesaugu, ir ryžomės tam, kad reikia. Pradėjom ieškoti tų sprendimų ir darėjom, kad geriausias yra ir patogiausias yra dujos. Pasidomėjom Saurida. Pašnekovo šeima gyvena prieš daugiau nei 60 metų statytame maždaug 120 m² ploto name. Bet ir tokiame pastate viską galima įsirengti taip, kad namo inžineriniai sprendimai būtų labai šiuolaikiški. Pradėjom konsultuotis, vyrai pakonsultavo, kur ką įsirengti, kad būtų lengviau ir tikrai, kad sudėliojom visą sistemą taip, kad būtų patogu į pečių ir paleidimas visas ir grindis patarėjai pasidaryti šildomas, nes tuo pačiu viskas ir. Beje, parinkdami vietą naujam katilui, šeimininkai buvo maloniai nustebinti, kokia kompaktiška bus naujoji įranga. Neįsivaizdavom, kad jis toks mažiukas, mes galvom, kad daugiau vietos, ar užteks, palinkom erdvę tokią. Ir sako, paprasta nedidelė spintelė pasikabina, sako, viskas išeina vamzdis jau. Į to tai reikia tik tai, kad elektra būtų, įvadas atvestas, tas susakė visas smulkmenas, kas tai labai lengva buvo. Vyrai tikrai labai greitai viską įrengė. Ponas Edmundas pripažįsta, kad pokyčiai katilinėje iš esmės pakeitė kasdienybę. Pasiskaičiuoja, kiek kainuoja kietas kuras, kiek kainuoja malkos ir malkų ir granulių kainos, viskas kyla, viskas susidėjus, kad tikrai daug pigiau išeina paėmus šepnis. Ir ten gamytis, kai sako, malką šildau 3 kartus, kol daina iki pečiaus, o čia tik tai, kol balionus atnešai, tai pačiam nereikia nieko daryti. Čia atėjai, pasižiūrėjai, termometras rodo kambarių temperatūrą, pasižiūrėjai valdymą, viskas matai, prieini prie pečiaus, pažiūrėjai dirba, nes jauti vien namus pareini ir jauti, kad nereikia tau po visų darbų bėgti, kažkur ieškoti, kažkur pačiam, gali tiesiai poilsiauti ar ką rinktis kitus darbus. Priimti sprendimą dėl šildymo sistemos atnaujinimo galima bet kuriuo metu. Vasara tam tikrai puikiai tinka, o jeigu ši investicija į jūsų gyvenimo komfortą atrodo brangoka, galima mokėti dalimis. Didžioji dalis klientų renkasi finansuotis visą sumą, kokia yra prekės kaina, bet yra žmonių, kurie yra nusimatę tam tikrą dalį išlaidų, susitaupę dalį ir tuomet tą likusią dalį finansuojasi. Kaip pavyzdį, jeigu paimtume šilumos siurblį ir jeigu suma yra numatyta, kad jam reikės išleisti 3000 eurų,
bet žinom, kad įrengimo dar darbai kažkokią dalį kainuoja, ar klientas išsirenka galingesnį šilumos siurblį, kurio vertė paaugo iki 5000 eurų. Tai tokiu atveju klientas 3000 eurų įneša kaip avansą ir 2000 eurų prasifinansuoja jam patogiu terminu, jam realiai patogiu būdu. Natūraliai kyla klausimas, kur kreiptis, norint pasinaudoti lizingo pasiūlymu. Šiuo atveju mes bendradarbiaujame su Saurida. Tai klientas, norėdamas mokėti už prekes dalimis, jisai kreipiasi į Sauridos vadybininką ir tuomet vadybininkas, naudodamasis banko sistema, gali įvertinti kliento mokumą, parinkti jam patogų terminą, sumą ir tai užtrunka iki 10 minučių. Mums belieka pasidžiaugti sėkmingų pašnekovo sprendimu ir pamastyti, juk daugeliui mūsų namų šildymo sistemos pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių sprendimų, nuo kurio priklauso kasdieninis komfortas. Kaip patarė specialistai, dabar geriausias laikas keisti ir atsinaujinti namų šildymo sistemą. Ir nuolaidų daugiau, ir darbus atliekantys meistrai yra laisvesni. Dėkojame visiems, kad žiūrėjote šią statybų gido laidą. Priminsime, kad visas laidas galite rasti tv3play.lt platformoje arba mūsų laidos YouTube paskyroje. Mes su jumis susitiksime ir rudenį, nuo kito šeštadienio vėlgi 9:30 statybų gidas bus jūsų eteryje. Iki pasimatymo.